Labas vakaras, kaipgi jūsų ketvirtadienio nuotaikos. Ir šiandien, kaip kiekvieną savaitę, jungiamės mes su Indre dalintis jums vertingą žinutę. Tai pakviesiu Indrę. Šiandien dalinsime žinutę, ar veikla FM, ar geriau pas darbdavį, kur tos kitos svarstyklės linksta. Labas, Indre. Sveika Živilė, sveiki visi ir kaip Živilė jau pristatė ir aš jau paminėjau, kad šiandien būtent ir kalbėsim tą temą FM veikla ar samdomas darbas, pliusai, minusai ir labai kviečiam visus įsitraukti į diskusiją ir pasidalinti savo mintimis, ar tokia veikla, ar geriau samdomas darbas, tai mes mielai padiskutuosim, jeigu diskusija bus adekvati ir noru kažkuo dalintis. Taip, kas jungiatės, pasilabinkite ir pasidalinkite, kuo šiuo metu užsiimat, kokios pareigas, kur dirbat, gal savo verslą turit, tiesiog būtų smagu, kad pasidalintumėte ir mes pradedam. Pirmas toks kaip minusas darbdavio atžvilgių yra, kad uždarbio yra lubos. Mes dirbam pas darbdavį, kažkada ir aš dirbau, ir Indrė dirbo, ir yra nustatytas atlyginimas. Pavyzdžiui, 1000 ant popieriaus. Aišku, atskaičiom mokesčius, mes gauname mažiau, bet ar yra galimybė gauti ne 1000, o pavyzdžiui, 2000? Abejoju. Neteko man tokio susidurti, kad nustatytas atlyginimas ir tu pakyli. Taip, aišku, būna bonusų, tu gali užsidirbti iš pardavimų, iš tam tikrų nustatytų, ką tu turi padaryti. Bet, o jeigu nepadarysi, viskas, tu jau negausi to bonuso ir gausi tą nustatytą minimalią atlyginimą. Tad tas mane irgi labai susimąsčiau darbą dirbdama, kad nėra galimybės daugiau užsidirbti. Nes stabdo ta riba. Indrė, ar tau irgi buvo tokios mintis, kad čia, lubos yra? Aš jau kai pradėjau šitą veiklą, jau buvau išėjęs iš darbo, nes jau buvau motinystės atostogose, tai būnant darbe apie tai kažkaip aš nesusimastydavau, nes seniau pati galvodavau, kad tokia veikla, tas tinklinis marketingas yra nesąmonė ir kad ne man. Bet šiai dienai jau pastebiu tokią tendenciją, kad jeigu jau yra tas fiksuotas atlyginimas, tai jis ir yra. Aišku, kaip dirbdavau aš ir su pardavimais, tai už pardavimus galėdavai ten papildomą procentą užsidirbti, bet tarkim susirinkti antrą atlyginimą, tai beveik turbūt būdavo neįmanoma. Ir kas smagiausia, kad kai mes dirbam iš namų, būtent pasirinkę šitą kompaniją, kurioje mes su Živilė darbuojamės, tų lubų nėra ir netgi nereiškia, kad jeigu kad aš negaliu savo uždarbių pralenkti mane užregistravusių asmenų, nes tikrai yra ir istorijoje ne vienas toks atvejis. Ir kas svarbiausia, kad viskas priklauso nuo mano pačios įdėto darbo, įdėto rezultato, kaip pavyzdžiui samdomam darbe aš galiu plėšytis tenais daugiau, galiu stengtis už kitas per tą patį laiką padaryti daugiau darbų, bet vargiai kas į tai atsižvelgs ir man kažkaip papildomai sumokės, jeigu aš prisimsiu dar ir kažką papildomai daugiau padaryti. Ir tas dar, kad samdomam darbe vis tiek mes turim ribotą tą laiko išteklių, jeigu mes gaunam už 8, tarkim, darbo valandas, tai norėdami gauti dvigubą atlyginimą mes turėtume dirbti jau po 16 valandų, tai jau gautųsi fiziškai neįmanoma. O veikloje, būtent dirbant iš namų, mes galim pasiekti daug didesnį atlyginimą ir neturim kažkokios nubrėžtos linijos, kad iki tiek ir nedaugiau. Nes tikrai šiai dienai yra, kas uždirba, kas mažai daro, yra ir kas 50 eurų kaip papildomos pajamos, kieno tai tapęs pastovus atlyginimas, tai tikrai uždirba ir 1000, ir 2, ir 5. Tiesiog priklauso, kiek įdirbio įdėta ir kiek jau metų šioje veikloje žmogus sukasi. Ir svarbiausia, kad kiek mes žinom ir iš mūsų lyderių, nėra ir jiems tų lubų. Mūsų pagrindinė lyderė, kurią mes gerai pažįstam, jau siekia ir 100 000 pajamas per mėnesį.
Ir tai jai nėra lubų, jinai gali uždirbti ir 150 tūkstančių į mėnesį, ir 2000 į mėnesį. Visiškai jokio tokio finansinio apribojimo nėra. Taip, tikrai labai smagu ir dar beklausant atėjo tokia mintis, kad mes irgi būna, kad išeina kažkas atostogų, susirga, atrodo pavaduojam, bet vis tiek negauname to didesnio uždarbio. Aš irgi turėjau tokią, kai dirbau pas darbdavį, manęs paprašė pravesti mokymus naujokiai ir galvojat, aš gavau kažką papildomai? Ne. Nieko aš negavau, tiesiog viskas tas pats už tą patį atlyginimą. O veikloje FM tai iš tikrųjų tų lubų nėra, tik tai nuo mūsų priklauso, kiek mes įdėsim įdarbio, kiek mes gausim 50-100 tūkstantį ir kaip ir Indrė pasako, kaip mūsų lyderė virš 100 tūkstančių. Ir kai žinai, kad tai įmanoma, tik tai reikia laiko, reikia pastangų, darbo ir supranti, kad uždirbti tokios sumos, tai wow. Ir tikiu ir linkiu Indrė ir tau tokias sumas pasiekti ir tikiu, kad ir aš pasieksiu ir mes dalinsimės ateityje, kad džiaugsmai savo, kad mes irgi pasiekėm tas sumas, kai kažkada atrodė, gal neįmanoma, kas klauso, tai atrodo nelogiška, na? Kosmosas kažkoks. Kosmosas, taip, kažkaip neįmanoma, kad čia kokioj veikloj galima tokių sumų uždirbti. Taip, galima. Tai kas jungiatės, pasilabinkite, parašykite, kokios pareigos, kuo užsiimate. Būtų labai smagu sužinoti, pasidalinkite. Ir ką keliaujame mes prie antrojo minuso. Tai svarbu, pas darbdavį yra diplomai, svarbu yra turėti patirtį. Aš prisimenu savo laikus, kai aš tai baigiau savo profesinę kolegiją ir ėjau darbintis. Ir man sako, patirties neturi, mes tavęs negalime priimti. Ir aš galvoju, kaip galima įgauti patirtį, kad tik tai baigė savo mokslus. Ir reikalingas tai universitetinis išsilavinimas, tai kitas išsilavinimas, diplomai, ten pagyrimai ir susimastau, kiek visko apribojimo yra. Net kažkada dar savo senais laikais, vasaros metu su savo kambariokę nutarėm eiti padirbėti net į Maksimą. Ir žinot, ką pasakė? Mes norėjom salės darbuotojam padirbti. Jūs sakot, neturit patirties. Ir mums buvo šokas, kad net salės darbuotojai reikia patirties. Tad labai smagu, kad FM tų patirčių nėra. Indrė, pasidalink, kokių džiaugsmų mes turim. Tai būtent gerai, kaip tu, Živilė, ir papasakojai, mano irgi buvo lygiai ta pati situacija pabaigus studijas ir man būdavo toksai keistas užburtas ratas, nes vienur reikia patirties, o tau reikia darbo, bet tu darbo negali gauti patirties, o patirties negali gauti be darbo ir tokia gaudavosi mišrainė, aišku, po kurio laiko man pasisekė, tikrai turėjau supratingą direktorių, kuris sako, geriau išmoksim darbe, bet dar labai dažnai toksai su tais diplomais paradoksas būna ir žmonėms, kurie daug metų dirba kažkokiai darbovietiai ir jiems atsiranda galimybė eiti į aukštesnės pareigas ir jie viską atitinka, jie turi stažą, jie turi patirtį, jie turi visus reikiamus asmeninius įgūdžius, bet jie negali užimti, tarkim, to ir to posto, nes nėra baigtas, tarkim, magistras, nes, pavyzdžiui, aukštojo jau neužtenka ir žinau daug žmonių, kurie ir jau metuose eina, kad baigti tą magistrą, kad gautų tą popierėlį, kad galėtų toliau savo darbe užimti aukštesnės pareigas, nors žino, kad tas popierėlis asmeniškai jiems nieko daugiau nepridės. Tai tikrai toks yra paradoksas. Būtent veikla iš namų ir būtent FM Wall kompanija, kurią mes dirbam, nereikia kažkokio specialaus pabaigimo, nes, šiai dienai dar niekas ir tokios profesijos neruošia. Aišku, mokytis jau pradėjus veiklą reikės daug, nes mes mokomės visą gyvenimą ir ta patirtis ateina bedarant. Bet pradžioje, norint pradėti tą veiklą, iš mūsų nieks nereikalavo ir iš jūsų norinčių nieks nereikalaus nei kažkokio tais papildomo diplomo, nei kažkokio stažo, nei kažkokios patirties. Aišku, mes visi turim gyvenimišką patirtį ir tą gyvenimišką patirtį vėlgi galim pritaikyti ir šioje veikloje.
Tai va tikrai yra tas pliusas, kad yra tikrai ir kompanijų pavyzdžių, kurie nebaigia kažkokių aukštųjų. Tikrai turim vieną ir iš mano miesto lyderę, kuri tikrai buvo mokykloje, neagituoja nesimokyti, bet net neturėjo jokių aukštų gerų rezultatų, o šiai dienai yra viena iš kompanijos lyderių ir tikrai uždirba ženkliai didesnės sumas už tuos savo klasiokus, kurie tuo metu mokykloje buvo vadinami moksliukais. Tai čia irgi labai dažnai gyvenime įvyksta toks paradoksas, kad mes stengiamės, mokomės, atiduodam visas pastangas ir tada einam įgyjam magistrą, ten tampam profesoriais ir pažiūrėk atlyginimas kokie 2,5–3 tūkstančiai ir mes jo negalim viršyti, nors tam, kad pasiektume tą atlyginimą, mes mokomės 10 metų, mokomės 15 metų, o kai pasakom žmogui, kad norint pasiekti kažkokių rezultatų veikloje iš namų, tau gali prireikti ir 5 metų, jam atrodo kosmosas, jam atrodo, kad tai yra labai daug, nors kaip pagalvoju, kiek mes mokėmės, kad galėtume dirbti paprastesnį darbą ir uždirbti mažesnę sumą, tai man atrodo, tikrai nėra daug tie 5 ar netgi 10 metų, jeigu po 10 metų tu galėsi kardinaliai pakeisti savo gyvenimą. Tokia būtų mano pozicija dėl tų diplomų ir patirties, kad patirtis įgyjama ir visa kita yra išmokstama. Taip, tikrai, Indrė, pritariu kiekvieną tavo žodį. Tai yra nuostabi galimybė tiem, kurie nejaučia noro eiti aukščiau, nejaučia galimybių, kad aš galiu susimokėti už mokslus, nes iš tikrųjų mes žinom, kad mokslai šiais laikais, ojojoj, kiek kainuoja. Ir turėti galimybę pakeisti savo gyvenimą, susikurti savo pajamą, susikurti verslo galimybę, be diplomų, einant mokantis veikloje iš namų, tai yra nuostabi galimybė. Tai ką, keliaujam prie trečios. Tai yra, kad darbdaviai nustato, kada ir kiek mums atostogauti. Nebus taip, kad aš sugalvojau prieš savaitę ir viskas atostogų skrendu. Ne, taip nėra ir nebus. Būna, kad darbdaviai net patys mažose įmonėse būna, kad nusprendžia, kad visi eis atostogų vienu metu. Ir jeigu tau netinka, nes norisi kartais ir vasarą atostogauti, o čia nusprendi žiemos metu eisim atostogauti. Tai irgi labai nesmagu, kad tu negali pasirinkti. Ir 20 darbo dienų per metus, kiek mažai. 2 savaitės patostogauja, paskui vėl patostogauja. Norisi, kai pamatai kažkokią geresnę kelionę, kažkur skristi, bet tavęs neišleidžia darbdavys, nėra kam dirbti. Ir labai džiugu, kad veikloje iš namų mes galime, jau turint įdirbį, jau atsisveikinę su darbdaviu, mes galime atostogauti tada, kada mums širdis sako, pamatė kelionę, kurios tu nori, viskas, bam, perkiesi ir skrendi. Nori su šeima išvažiuoti savaitgaliui, o būnagi darbdaviai irgi savaitgalį turime dirbti ir savaitgalis, ne? Kolegės nesutinka susikeisti, nes jos turi planų gyvenimiškų. Ir bam, o štai veikloje iš namų mes galime tą savaitgalį skirti šeimai išvažiuojant į Birštoną ar nežinau, į Druskininkus, kur tik tai mums norisi. Ir nusprendžiam, kiek laiko būti. Galime išvažiuoti mėnesiui į kitą miestą ir mes galim ten darbuotis, daryti veiksmus. Tai iš tikrųjų veikla iš namų, padarius įdirbį, išėjus iš darbdavio, yra tokia laisvė. Taip, labai didelė laisvė ir ypatingai, kai samdomam darbe, dažniausiai žmonėms būna tas savaitgalis tampa toks šventas reikalas, nes tu 5 dienas tari ir savaitgalis tau žūtbūt turi būti tavo ir šventas ir jeigu tu jo negauni, tau būna labai liūdna, susikeis niekas nenori, nes visi labai vertina tą savaitgalį. O man pradėjus šitą veiklą iš namų, daug fainiau net yra pasidaryti savaitgalį vidury savaitės. Nes yra, kaip jau kažkada irgi kalbėjau, minėjau, kad tada ir daug mažiau žmonių išvažiuoti kažkokį spa, kažkokį parką aplankyti, ir bilietai pigesni, ir dėmesio daugiau gauni, ir laikas visai kitaip planuojamas, negu kai savaitgalį tas pustis visi susigrūda. Tai va tas yra dar privalumas, kad tu
savo darbo dienas ir savaitgalį vėlgi gali pasiderinti. Gal tau pirmadienį yra daug svarbiau turėti laisvą dieną tik savo, o gal tu šeštadienį, sekmadienį geriau skirsi darbui. Nors šitą darbo aš kartais net negaliu pavadinti darbu, tai tiesiog yra mėgiama veikla ir kai mes atostogaujam kartu ir darom tą veiklą, net neįsivaizduoju aš tokių atostogų, kad visiškai tą veiklą numesčiau šoną, nes tiesiog norisi, kažkur būni atostogauji, ar vasarą ypatingai, norisi kažkokį postą sukurti deginantis, ar ten kažkokį parodyti. Mūsų vienas iš darbo yra rodyti, demonstruoti, dalintis žiniomis apie produktus, patirtimi apie produktus. Tai atostogų metu mes vis tiek juos naudojam, mes nuo to produktų mesgi nepabėgam. Tai įkelti kažkokį postą apie tą produktą, pasidalinti, kad, pavyzdžiui, vasarą buvau nusvilus žiauriai saulėje, pati kaltas PF nepanaudojau, tai turėjom įsigelbėjimo priemonę, tai tau išeina ir puikus postas, ir su gyvenimiška patirtim, ir su realiom nuotraukom. Tai tu ir darai lygiai greičiai tą veiklą ir tau gaunasi vos ne ištisos atostogos, jeigu tai pasižiūrėsim, aišku, būna gal ir tokių dienų, kai tu nenori daryti tą veiklą, bet darai, kaip ir eidamas į darbą, bet tokių dienų tikrai rečiau, manau, pasitaiko negu samdomam darbe. Žinau, ypatingai, kur moteris dirba daugiau fizinio darbo, kaip tose prekybos centruose, kai aria po 12 valandų, tai būna, kad eina tiesiog į darbą per didelį nenorų, per didelę prievartą, o iš to nenorų, iš tos įtampos, iš tos visos atsiranda ir depresijos ir apskritai nenoras kažką daryti. Tai geriau jau stengtis atrasti kažkokią mėgiamą veiklą, mėgiamą darbą, koks jisai bebūtų, nebūtinai, kaip mes dirbam iš namų, bet tiesiog, kad jisai būtų mylimas, nes tai, kaip aš sakau, veikla arba darbas yra mūsų antras gyvenimas. Ir nuo mūsų priklauso, kokį mes tą antrą gyvenimą susikursim. Ar namuose viskas lėlia gražu, antram gyvenime katastrofa, nenoriu net jame būti. Tai į tai atsižvelgiam, susiderinam ir didžiausias man pliusas būtent veikla iš namų, kad tiek veikla, tiek tas darbas, kurį mes vadinam veikla, nes jis nėra toksai fiziškai jisai nėra sunkus ir teikiantis daugiau malonumo, tarpusavį labai gražiai dera ir vienas kitą perdengia, netgi nereikia jo atskirti, nereikia, kad šiandien laisvadienis ir to aš dirbu. Tolygiai, gražiai viskas eina tokia bendra linija ir man tas vienas iš didžiausių būtent pliusų ir yra dirbant iš namų. Taip, Indrė, ačiū, kas jungiatės, ačiū širdelės, kas jungiatės, pakomentuokite, kuo šiuo metu dirbate, gal nebedirbate, ieškotės darbo, tai tikrai būtų smagu, kad pasidalintumėte. O mes šiandien dalinamės veikla FM iš namų ar pas darbdavį, kur labiau svyra svarstyklės. Tai ką, keliaujame prie kito punkto. Jau Indrė truputį pradėjo kalbėti apie mūsų pajaučiamą stresą, depresiją, kurią mes dirbame pas darbdavį. Ir kaip tik šiandien turėjau tokią patirtį. Gulėjau procedūroje ir buvo atėjusi pas darbuotoją valytoją, kuri valė. Ir jinai tiek emociškai pasakojo garsiai, kad visi klientai girdėjo savo liūdną patirtį, kur jinai patiria stresą, nes pasirodo kolegos viešai skelbia, kad jinai neišvalo jų darbo vietų. Nors tai, sako, nėra, aš tikrai stengiuosi, darau. Ir aš sako, aš negaliu, tik jas pamatau, man sukyla stresas. Tai įsivaizduoju, kiekvieną dieną žmogus mato tas kolegės, kurios sako, kad jinai neišvalo ir pas ją viskas viduje renkasi, kaupiasi ir štai gali vieną dieną atvežti viena liga, kita liga ir tu gali atsigulti į patalą ir tavo savijauta bus prasta, tu negalėsi dirbti, negalėsi uždirbti pajamų. Ir begalės aš girdžiu istorijų, net ir savo patirties turiu, kad tikrai didelį stresą jaučiau. Iki šiol išėjus iš darbo aš tvarkausi visą tai, nes pasirodo yra pasakyta, kad aš susitvarkysiu tik tai savo situaciją tik po 5 metų išėjus iš darbdavio. O tai ką, 3 metai tad liko tvarkyti savo sveikatą. Tai iš tikrųjų, kiek žinau, kad ir panikos priepuoliai atsiranda ir taip sveikata pareina, kad reikia psichologų, reikia stiprių vaistų. Iš tikrųjų, net darbdaviai nenori, kad tu eiti į biuletenius gydytis, nes nėra kam dirbti.
tu turi eiti į darbą, nes jeigu nebūsi darbe, tave gali atleisti. Ir kiek visko daug susirenka ir mes nešame savo viduje. Paskui galvojam, kodėl pas mus atsiranda ligos, kodėl taip įvyksta, o mes visą tai atsinešam iš darbinės aplinkos. Aišku, yra išimčių, yra fainų darbų, yra gera emocija, viskas būna gerai. Tačiau labai mažas procentas, kiek aš girdžiu tiek iš pažįstamų, tiek iš kitų patirčių, tiek socialiniai medijai, kai paklausau, paskaitau, tai net man, oi, galvau, dar taip gali būti. Tai taip atsitinka gyvenimas ir taip įvyksta. O veikloje su FM aš labai džiaugiuosi tai atradusi, kad aš pradėjau atrasti saviugdą, atrasti pažinimą savęs ir kodėl aš sakau, kad tvarkausi sveikatą. Taip, nes aš labai daug patyriau streso darbe. Ir kai tu patiri stresą, atsiranda visokios sveikatos sutrikimai, tokios nerimas ir vėl viskas. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų ir papildų dėka, ir eidama saviugdos keliu, gilindamės save, aš einu link savo to pasveikimo. Tai atsiranda ramybė, nes tu nepatiri tokio streso. Tu dirbdamas namuose, kur susikūri jaukią aplinką, tau nešoka darbdavys, tau nešoka kolegos, kurie irgi kažko nepatenkinti. Tu turi tą ramybę, tu gali mėgautis, atsipalaiduoti. Tai yra taip gera, tai susikurti ir jaustis daug geriau. Indrė, kaip tu į tai? Taip, žmogui labai svarbu ta yra emocinė būsena ir kaip mes žinom, daugelis be abejo ligų būtent priklauso nuo mūsų emocinės būsenos, nuo mūsų psichologijos ir tiek mano asmeninėje aplinkoje yra moteris, kuri eina į darbą ir visada geria antidepresantus ir jau sekmadienį tiesiog matosi iš jos veido, kaip jinai nenori eiti į darbą, nors aišku, kai sakau kažką keis daryk, tai čia pensija jau netoli, tai čia ištversiu dar keli metai ir antidepresantų nevartoja tik tai atostogų metu. Tai vien jau tas pasako, kad nėra gera ta emocinė būsena, kad nėra ta gera aura ir tada iš to kyla visas tas nerimas, stresas ir visas negatyvas ir tą negatyvą patirtą darbę tu parsinešė atgal namo į šeimą ir skleidė aplinkiniams jį ir save graužė ir to nenorėdamas kitus graužė. Tai reiktų irgi kažką daryti tokiu atveju, o saviugda mums yra apskritai labai svarbu žmonėms, nes man net būna keista, kad mokykloje to mūsų nemoko, kad nėra tokio atskiro dalyko, aš labai norėčiau, kad jisai būtų ir jau daugelis žmonių kalba apie tai, kad reikėtų nuo mokyklos amžiaus jau įvesti tą į saviugdą, į savivertės didinimą, į pasitikėjimo didinimą ir saviugdos dėka mes mokinamės valdyti savo mintis, nes ką mes galvojam, tą prišaukiam, tą skleidžiam į aplinką ir tą gaunam. Tai yra tikrai vienareikšmiškai labai svarbus dalykas. Jeigu kas dar nepropaguojate to, nedirbate su savim, tai aš visų 120% jau rekomenduoju kažką pradėti daryti, aišku, po mažą žingsnelį eiti link to ir tikrai užkabins, susikabliuos. Iš pradžių tas saviugda atrodo irgi kosmosas, ką man jo reikia, bet kai pradedi ir pajauti naudą, pajauti saviugdos vaisius, kad jie darosi saldesni, tai norisi dar ir dar eiti, gilintis į tai. O mūsų gyvenime, kai mes kažkokią veiklą užsiemam ir mes ją darom ramiai, lengvai, tai ir tie rezultatai visai kitaip ateina, negu per prievartą, per pyktį, per nenorą, per savęs vertimą. Netgi yra ir įrodyta ir moksliškai, kad mes, pavyzdžiui, tą patį darbą darydami su skirtingom intencijom vis tiek gausim skirtingą rezultatą. Jeigu mes, išsakau, kaip lengvai, iš širdies, su noru padėti kitam žmogui, tai ir tas rezultatas ateis daug lengviau, negu tokius pat veiksmus darysim su noru, kad tas žmogus tau atneštų naudos, kad kažkaip aš nenoriu, bet darau. Tai labai yra svarbu mūsų mintis ir ta mūsų savijauta. Ir jeigu mes darbe jaučiam, kad tai ne mums, vėlgi turim kažką keisti, nes
nieko svarbiau už mūsų sveikatą nėra ir sveikatą visgi turėtume iškelti į aukštesnę vietą, į aukštesnę poziciją negu kitus dalykus, nes nuo sveikatos tikrai priklauso tiek mūsų aplinkinių savijauta ir emocijos ir visas elgesys netgi, tai va ta veikla iš namų, aš irgi džiaugiuosi, kad mes turim galimybę eiti saviugdos keliu, kad mes padedam žmonėm ir man patinka netgi, kaip pas mane komandoj moteris, kurios ne vietoj darbo, bet kaip papildomą veiklą, tarkim, užsiema veikla iš namų ir irgi pradeda tuos pirmosius žingsnius eiti saviugdos keliu ir jos pačios sako, kad aš kardinaliai pasikeičiau, kad aš tikrai daug laisviau, geriau jaučiuosi negu prieš tai. Tai vadinasi, tai duoda rezultatą, tik tais mums reikia pasiimti ir juo pasinaudoti. Taip, Indrė, taip tikrai labai smagu matyti komandos narių pokyčius ir padėkas. Ką, keliaujame prie kito punkto. Tai darbdavių požiūris į mamytes ir vyresnio amžiaus žmonės. Taip. Ir aš vis dar gaunu istorijas, kurios mane šokiruoja. Istorijos, kad mamos ignoruojamos, nenorima priimti į darbą, nes reikės biuletenius, mamadienius. Ir prisimenu, prieš daug metų viena pažįstama pasakojo, kad darbdavys tiesiai šviesiai pasakė, aš nepriimsiu daugiau mamyčių, nesgi reikia mamadienius leisti. Tada išimtinai išleisim. Ir kai pastebi, ką priimdavo į darbą, taip, vyresnio amžiaus žmonės, kad nereikėtų leisti į mamadienius. Juk dar vaikai serga. Taip pat jau esu nekartą dalinusi tą istoriją, kai draugė ieškojosi darbo ir jinai nuėjo į vieną įmonę darbintis ir tas vadovas, lyg pasididžiuodamas, pareiškė, papasakojo, kodėl ieško darbuotojas. O pasirodo, ta mamytė, jinai buvo, dažnai vaikas sirgdavo ir jinai imdavo biuletenį. Ir štai, sako, mes ją atleidom, mums tokios darbuotojos nereikia. Ir jeigu pas tave tai bus, teks atsisveikinti. Ir gyvenimas įvyko. Jos dukrytė atsidūrė ligoninė, mėnesiui turėjo būti biuleteniai. Ir grįžo ir ją atleido. Tai begalės tikiu ir jūsų gyvenimuose, jūs pažįstamuose ar socialinėje medijoje skaitote, kaip ignoruoja. Taip pat neišimtis yra ir vyresnio amžiaus žmonės. Taigi dauguma sėdi, kenčia savuose darbuose, nežino, kad bus labai sudėtinga susirasti kitą darbą. Taigi man iki pensijos tiek ir tiek, aš pakentėsiu, jau gal tada ateis pensija, gal aš atsigausiu. Ir ateina pensija, mes tada jau pilni vaistų gydomės savo per gyvenimą sukauptas problemas, ligas. Tai labai liūdna, kad darbdaviai iš tikrųjų taip nuvertina. Taip, yra išimčių, visur yra tų išimčių, yra įmonių, kurios vertina mamas. Tikrai labai smagu girdėti, bet 90% liūdnos istorijos. Begalės aš tų istorijų sakau, socialiniai medijai perskaitau, iš pažįstamų, ką girdžiu. Ir aš tikiu, pasidalinkite, jeigu ir jūs, mamos, esate susidūrusios su tokia situacija, pasidalinkite, kad aš žinau istorijų. Indrė, kaip kitu į šią temą? Taip, man atrodo, kad tam jau mažų vaikų mamų grupė ir pensininkų grupė yra tokios labiausiai pažeidžiamos ir tikrai ne visur jų laukia, ne visur jų nori ir kaip jau ir aš sakiau tą pavyzdį, kad iki pensijos pakentėsiu, negu ieškosiu kito darbo, nes kasgi pensininkė priims. Mamom kaip atrodo, kaip tyčia joms kaip ir reikia tų pinigų, jeigu dar, pavyzdžiui, 2 mažamečiai vaikai ir būna ir vienišų mamų ir jom reikia ir darbdaviai labai nenoriai į tai žiūri, nenoriai priima, tai
Tenka ir man labai daug tokių istorijų girdėti, ypatingai mamos, kai pradeda ieškoti darbo po dekretinių atostogų, tai tiesiog ir sako, nu kur man rasti studiją mažais vaikais, nes tiesiai šviesiai darbdaviai pasako, kad kas už tave dirbs, kas tave pavaduos. Iš kitos pusės aš suprantu ir darbdavi, nes kažkas tai turi eiti, dirbti ir pavaduoti į kažkokios tai veiklos darbdavys neuždarys kiekvieną kartą susirgus, suslogavus vaikui. Aš tik tai džiaugiuosi savim, kad man jau šito neteko patirti, nes aš po dekreto jau negrįžau į samdomą darbą ir jau mėgaujuosi ramia motinystė ir tuo džiaugiuosi tikrai, nes kai vaikas pradėjo lankyti darželį pirmus metus, jisai ten kas mėnesį sirguliavo ir kai pagalvodavau, ką reikėtų sakyti ir daryti, jeigu aš eičiau į samdomą darbą, man būtų nesmagu prieš kolegės, nesmagu prieš darbdavį, nors tai atrodo ne mamųgi kaltė, tiesiog yra toksai gyvenimas, tai smagu šitą alternatyvą ir dar spėjau tą alternatyvą pasinaudoti ir naudojusi lik šiol. Tai. O vat kitu atveju, kad ir jau žmogus išėjęs į pensiją, jisai pavyzdžiui labai būna žmonių, kad atrodo sveikas, gyvybingas, viską išeina į pensiją, jisai praranda motivaciją kažką daryti, darbą eiti nebereikia, nebeturi kažkokios mėgiamos veiklos, gal labai mylėjo tą darbą, lieka vienas, užsidaro namuose ir kaip greitai tokie senjorai subloksta, sumenksta ir labai greit juos užpuola ligos, nes paprasčiausiai jiem trūksta veiklos. Tai jau vėlgi, va šitas variantas iš namų, nesvarbu, kad tu išėjai į pensiją, tu nesi per senas. Ir mes turim irgi lyderę, kuri jau ten 60 metų pradėjo ir šiai dienai, ohoho, jinai dar kiek visko gali ir kiek visko nori ir kiek visko padaro ir už tuos jaunus 100 kartų daugiau. Tai ypatingai, jeigu žmogus išėjęs į pensiją ieško kažkokios papildomos veiklos, nori save realizuoti, vėlgi puikia galimybė, prašom jungtis kažką daryti ir kartu su jaunais žmonėm netaip greit sensit, kartu tobulėsit ir dar net, kaip pasakau, jaunimui dažniausiai nosis nušluosto, nes turi tos gyvenimiškos patirties, to atsakingumo, jeigu dar yra noras, jeigu dar yra ryžtas, tai visi keliai atviri ir pradėti niekada nėra vėlu. Tai va šiom 2 grupėm drąsiai rekomenduoju šitą veiklą, nes išbandyta ir asmeninė patirtim paremta tikrai. Taip ir labai gerai, kai esi mamytė, suserga vaikas, tu ramiai šalia esi, tu gali daryti savo veiklą, vaikas kažko užsiima, tai labai smagu. Ir tikrai labai smagu matyti tų senjorų, kurie atsigauna atėję šią veiklą, jie pražįsta, jie atranda tą bendrystę, atranda sveikatą, nes pas mus yra nemažai papildų, kurie suteikia sveikatos. Ir sako, kodėl aš anksčiau to nemačiau, kad galima tuo užsiimti. Tiesiog sako, aš buvau susikoncentravusi tą darbą, kaip kokiks kurmis savo urvelį. Ir sako, aš aplinkui nemačiau, kad kažką galima dar veikti. Nes atrodo darbas, namai jau tu neturi tos energijos. Bet aš dažnai rekomenduoju pradžioje turėti tą B planą ateičiai, kuris išaugtų ir A planą, kad jau išeiti iš darbdavio, kad susikurti tą stabilės pajamas, kad nereikėtų kankintis nemylimam darbe, kad džiaugtis motinystę, džiaugtis tą senatvę, ne? Tai iš tikrųjų labai gera, kad yra tokia veikla, kurioje galima būti mamai, kurioje galima būti senjoriai, studentai. Taip pat dar irgi šita sfera yra irgi, kai studijuoji, irgi dauguma irgi nenori priimti, nes taigi reikės į studijas išleisti, jeigu studijuoji nekivaizdžiai. Aš irgi turėjau tokią patirtį, kai aš pradėjau studijuoti, aš ieškojausi darbo, nes tai buvo nekivaizdinės studijos. Ir aš jau per 3, 4, 5 ir man tą patį sako, nu taip, jūs mums tinkate, bet čia jūs reikės išleisti į studijas. Ir vėl viskas grįžta ir galvoju, tai kaip man dabar susirasti tą darbą. Aišku, buvo smagu, kad atsirado tokia įmonė, kur priėmė, bet dabar galvoju, jeigu būčiau anksčiau žinojus apie šią veiklą, būčiau visai kitaip žiūrėjusi ir leidusi daug daugiau savo ir studijas lankyti ir daryti veiksmus, tai būtų tikrai. Bet reiškia, turėjo ateiti laikas vėliau,
kad pamatyti tuos minusus, tuos pliusus savo gyvenime. Tai ką, keliaujame prie kito punkto. Tai yra ilgos darbo valandos. Ir mes dažniausiai atidirbę 8-12 valandų, žinau, kad dar kas dirbo ir 15 valandų, aš turėjau tokią patirtį, kad aš dirbau nuo 7 ryto iki 21 valandos, tai čia kiek tų valandų gaunasi, jau nesuskaičiuosiu, bet labai daug. Ir taip visą savaitę ir savaitę išeiginių. Ir kai pagalvoju, net čirpos nueina, grįžti, pamiegi ir vėl į darbą, grįžti, pamiegi ir dar, o kur tavo gyvenimas, o kur tavo hobiai, pomėgiai, o dar kas, jeigu turi šeimas, vaikai, nu tai tikrai liūdna situacija. Ir atrodo, tai mes įprasta, atrodo gyvenimas, nepagalvojam, kad kažkokia kita išeitis gali būti. Ir mes pavargę grįžtam, jau nebesinori, atrodo, tada jau ir nervas ima, kad kažką pasakė vyras, kažką pasakė vaikas, jau tu apšauki juos, nors jie net nekalti, nes tu esi pavargęs. Ir nei norisi namų tvarkytis, nei kažką veikti, atrodo, tie savaitgalis ateina ir išeiginės, norisi tik tai gulėti. Aš prisimenu save, kai dirbau nuo pirmadienio iki penktadienio ir aš sekmadienį niekur nenorėjau eiti. Man buvo lovadienis, kad aš pailsėčiau prieš darbo savaitę. Ir šeštadienį taip leisdavau kažkur išeiti, kažką nuveikti, bet kiek gerų pakvietimų būdavo kažkur nuvykti. Aš sakydavau ne, nes tai yra man labai svarbu, aš turiu pailsėti. Kiek aš gyvenimą praleidau gerų pasiūlymų, kažką pamatyti vien dėl to, kad aš dirbau pas darbdavį ir aš pavargdavau. Ir begalės tų istorijų, kai tu kvieti komandos narius sekmadienį susitikti ir sako, Živilė, man rytoj į darbą, aš turiu pasiruošti. Ir žinai, ir tada eini prisiminimuose, supranti, kad man tas pats buvo. Ir tada kvieti duodu ranką, sakau, eime, keliaujam kartu, kad nebūtų tokių dalykų. Ir Indrė, žinau, kad tu irgi nepatyrei šitų dalykų, tu pasidalinimo neturi, bet tikiu, kad ir per komandą, ir per kitus pavyzdžius turi ką pasisakyti. Kodėl? Tai prieš taigi, kai dirbdavau, tai irgi būdavo, kaip ir tu sakai, kaip aš minėjau, kad savaitgaliai šventi, nes, reikia ruoštis pailsėti darbui ir kartais būtų tikrai ir gerų kažkokių seminarų ar mokymų, tu negali išeiti, nes dėl to tavęs nieks iš darbo neišleis. Ir šitą pasisakymų, šitą temą jau kaip ir minėjau, kad mes tą veiklą labai lengvai priderinam prie savo asmeninio gyvenimo ir mums nereikia aukoti asmeninio gyvenimo vardan veiklos arba veiklos vardan asmeninio gyvenimo, nes viskas to lygiai grečiai gali eiti kartu. Ir smagu, kad šitą veiklą galima užsimti kaip papildomai, nes jinai yra labai lengvai priderinama prie kitų veiklų, prie tavo esamo darbo, prie tavo hobių, kad aš nežinau, prie ko jos būtų neįmanoma priderinti, netgi turbūt prie žvejybos, nes tu žvejodamas gali irgi kažką įdomaus sukurti, sugalvoti, paskelbti, pasidalinti. Taip kad man patinka. Aš džiaugiuosi, kad galėjai eiti lygiai grečiai ir kad tikrai nereikia kažko paaukoti. Ir aišku, aš kai dirbdavau samdomam darbe, dar neturėjau šeimos, tai man būdavo kažkaip netaip skaudu, nes aš, jeigu prašydavo kas padirbti, aš eidavau ir dirbdavau, nes kažkaip tiesiog atrodo ir daugiau uždirbsi čia, ir daugiau padirbsi, ir pagelbėsi, ir kaip faina, bet kai dabar namuose jau yra ir dukra, tai man būtų gaila taip dirbti, gaila laiko, nes tikrai tada reikėtų labai daug laiko paaukoti nuo šeimos, paaukoti nuo dukros, o mes tikrai kartu leidžiam labai daug laiko ir aš šiai dienai neįsivaizduoju, kad galėtų būti kitaip. Tai va šito aš nepatyriau, kaip tu sakai, neaukojau šeimos vardan darbo ir labai tikiuosi, kad darant veiksmus ir einant ir saviugdos keliu ir dirbant šitoje veikloje, kad to ir nepatirsiu ir kad nereikės aukoti šeimos vardan darbo. Tai pasirinkimas, mano yra geras ir dalintis patirtimi šitą yra labai gera ir džiaugiuosi, kai mamos pasidžiaugia, kad gali nebeišeiti darbo kartu su vaikais daryti ir ypatingai man
miela, kai mamos kartu su vaikais ir tuos laivus daro, ačiū širdelės, ir tas dovanas kartu pakuoja, kur gauna iš kompanijos, ir produktus kartu bando tep, ir viską kartu daro su vaikais, nu tai taip faina ir miela, gera žiūrėti ir atrodo, ir mama laiminga, nes daro, kas jai patinka švyti, o kai mama laiminga ir vaikas laimingas, o kai mama ir vaikas laimingas, tai man atrodo visa šeima yra laiminga ir tikrai labai gera tą stebėti, bet norint prieiti tos laimės, vėlgi turim priimti sprendimą kažką daryti ir daryti, ir veikti, o nesėdėti ir galvoti. Tai vat, daryk ir veik. Taip, iš tikrųjų ir ta laisvė yra tokia smagi, aš irgi buvau miegalė ir man būdavo kančia keltis į darbą, o Dieve galvoju, ką man reikėtų padaryti, kad aš galėčiau ilgiau miegoti. Ir kai aš išėjau iš darbdavio, jau susikūriau tas pajamas, kai aš galėjau dirbti savo, man buvo koks geras dalykas, aš galiu miegoti tiek, kiek noriu, susidėlioti savo darbus. Nereikia atsiprašyti, einant pas manikiuristę, nereikia prašytis, kad savaitgalį priimti ar vakare, kai didelis užimtumas. Aš esu jai patogi, nes aš galiu bet kada ateiti. Aš dabar reabilitaciją vaikštau, savo buvo koja sulūžusi. Ir žinot, kas yra smagiausia, kad kaip tas daktaras paprašė anksčiau ateiti ir aš supratau, kad aš galiu susiderinti anksčiau ateiti ir man nereikia vėl prašyti darbą, kad aš dar anksčiau išeisiu iš darbo, kurį turėjo tokį potyrį prieš daug metų ir žinot, kad kolegės buvo piktos. Tai kaip tu čia išeini? Taigi mums, kaip tau čia tave išleidžia? Tai iš tikrųjų, kaip gera turėti tą laiko laisvę, susiplanuoti, darbo dienomis išvažiuoti kažkur į spa, pailsėti ir mažiau žmonių būna, ir kainos geresnės, ir nueiti pas medikus apžiūrai. Yra viena pliusai, bet aišku, reikia daryti veiksmus, kad iki to ateiti. Reikia stipriai dirbti, negalvoti, nesėdėti ant sofutės, nesėdėti komforto zonoje, o įdėti begalės darbų. Bet tas įdėjimas taip atsiperka, tiek vertės suteikia. Aš jau neįsivaizduoju savęs, einant pas darbdavį ir neturint tos laisvės. Čia, žinai, aš tai ta, kur yra pasakymas, kad mokslo šaknis karčios, vaisiai saldus, tai pertransformuočiau, kad veiksmų galbūt to išėjimų iš komforto zonos, to nenoro kažką daryti šaknis karčios, bet va šitie laisvės vaisiai tai yra labai labai saldus. Taip, iš tikrųjų labai gerai pritariu, Indre, tau. Ir tie potyriai, ir kaip grįžtant vėl prie tų mamyčių, kai tu turi tą laisvę, tu gali kaip ir Indre, turi su dukra tokių gražių akimirkų, aš žiūriu, seku ir man taip gera, chalatukų diena. Taip faina. Ir daugumą mamyčių jaučiu stebi ir galvoju, ir pavydė, tas būna pavydas. O aš taip negaliu, nes aš turiu eiti į darbą, aš turiu dirbti ir aš pavargęs, neturiu laiko vaikams, dažniausiai vaikus prižiūri auklės ir tu nematai, kaip jie užauga. Tai šioje veikloje įdėjus pastangų, įdėjus darbo, ne per metus, ne per mėnesį visą tai ateina, bet 3, 5, 6 metai ir susikūri tą laisvę. Tai ką, keliavame prie kito punkto, tai yra, ar dirbant pas darbdavį mes galime susikurti tą finansinį stabilumą ir orę senatvę. Kai aš dirbau pas darbdavį, viena iš mano veiklų buvo išmokėti pensininkams pensijas. Ir man buvo labai liūdna matyti, kai ateina pasimti pensiją, kuri yra 100 eurų ir buvo net 50 eurų. Ir tada aš tam žmogui atiduodu ir galvoju, palauk, kaip tu už 50 eurų susimokėsi mokesčius, vaistai, nesakė, kad serga. Kaip? Ir net šiurpas nukrito ir tada supranti, kad dirbi, bet tu neužsidirbi orios senatvės. Ir nesusikuri to finansinio stabilumo, kad negalvojant, kad kažkas atsitiktų, tu gali neturėti už ką. Ir kai aš įsigilinau į veiklą iš namų,
ir pamačiau, kokios čia yra perspektyvos. Kaip ir pradžioje minėjome, tai uždarbis be lubų. Čia gali susikurti tas stabilias pajamas, susikurti tokias pajamas, kad tu gali atsipalaiduoti, tau nereikėtų sukti galvos, kaip gyventi nuo algos. Tu gali net taupyti, tu gali investuoti, tos investicijos tau dar dirba. Ir kas svarbiausia, šioje veikloje, veikla yra paveldima. Ir tas viskas, ką tu sukaupiai, atitenka tavo vaikams, nežinau, kam tu palieki veiklą, jie neturi vaikų, tai nežinau, giminaičiams. Ir viskas kyla. Tai gero matyti jau begalės lyderių, kurie jau turi susikaupę tas sumas ir jie yra ramus. Žino, kad ateis senatvė ir nereikės skaičiuoti kiekvieno euro, nes dažniausiai, ką matome, pensininkai vos kažką nusiperka. O ką kalbėti apie teatrus, ką kalbėti apie išvažiavimą kažkur, jeigu vaikai nenuveža kažkur, tu nieko negali pamatyti. Tai man tas yra skaudžiausia ir supratau, kad aš einu teisinga linkme, teisingus veiksmus darau, kad aš susikurčiau tą orę senatvę. Taip, kaip, nežinau, viską pasakyti taip, liga jokia nepaveldima, čia apie verslą kalbama ir man tas irgi gal fainiausias ir pats dalykas, kad kitoj, pavyzdžiui, samdomam darbe žmogus būna atidirba 30 metų ir ten išėjimo proga gauna kažkokį diplomą ir ir tavo visas įdirbis nuplaukia, o čia įsivaizduok, jeigu tu 30 metų čia atkakliai darai veiksmus, kokį tu padarai įdirbį, kokį tu susikuri finansinį stabilumą ir ką tu gali palikti po savęs. Tu neišeini, tu tiesiog tas yra visas tavo įdirbis ir verslas, paveldimas ir tu gali kitoms kartoms palikti ir jiem net nebereikės nuo nulio visko pradėti. Tai man tas labiausiai galbūt ir patinka, kad vyksta tas tęstinumas, tu neišeisi, nenubrauksi, o perduosi, tarkim, savo vaikams. Tai tas tavo įdirbis nenuplauks ir ar 20 ar 30 metų tu dirbsi ir jisai neišgaruos. Tai man čia tas galbūt labiausiai ir patinka dalykas tikrai, kad turi išliekamą vertę tavo visas įdėtas darbas. O iš kitos pusės galbūt mes tą finansinį stabilumą, kol dirbam, turim ir samdomam darbe, bet mes niekada nežinom, kas gali įvykti. Ar tai mūsų atleis, ar tai ta pati įmonė bankrutuos, ar visiškai pasikeis įmonės veikla ir reikės visai kitų darbuotojų, visai kitokio išsilavinimo ir galbūt tavo išsilavinimas vieną dieną bus visai nebereikalingas, nes kiek atsiranda naujų profesijų, kiek atsiranda naujų specialybių. Taip, kad tu tikrai nesi toks užtikrintas ir saugus, o dirbdamas iš namų įdėjęs tą įdirbį, tu kuris savo ateitį ne tik savo, bet ir palikimą kažkam po savęs. Tai toks tikrai didelis pliusas. O kaip verslas, Indrė? Ar jis kažkuo panašus į tradicinį ar ne? Tai labai žinau, kad atsiranda žmonių, kurie nori turėti savo verslą, nori būti savo direktoriai, bet bijo, nes tradicinis verslas reikalauja labai daug investicijų. Jeigu tu pradedi nuo nulio, jeigu tu kažkokią dar produktą kuri, tai vien tas produkto sukūrimas, testavimas, sandėliavimas, leidimai, visokie įstatymų žinojimai, sandėliavimas, darbuotojų samdymas, mokesčiai, o labai yra tikrai ir rizika didelė, nes ar tas verslas atsiperka tradicinis, dažniausiai netgi būna, kad 5 metus tu galėjai į minusą ir tik tada pasimatys, ar tau apsimokėjo apskritai daryti, apskritai pradėti. O šitoje veikloje, kurioje ir mes susiemam, mes irgi kiekvienas stato savo verslą, bet gali pradėti nuo nulio. Nes už tave yra labai daug padaryta, už tave yra sukurtas produktas, už tave yra sukurtas žinomumas, tau nereikia kažkokių sandėliavimų, tau nereikia kurti darbuotojų, samdyti darbuotojų. Tu tiesiog užsiemi taip, tu kuri komandą, užsiemi jos apmokymais, bet ta rizika, jeigu tarkim po 5 metų tu nuspręsi, kad tai yra ne tau, tai tiesiog ne tau. Tikrai tu į minusą, neįmanoma nueiti į minusą, nežinau, nebent tu sugalvoji
užsipirkti kažkokią tais, aš nežinau, sandėlį namuose kažkokių produktų ir jų neišparduoti, tai gal, bet šiaip jeigu tu dirbsi organiškai, palaipsniui kelsi kvalifikacijas, kelsi tos laipsnius, kiekviena kompanija turi savus, tai nenueisi į minusą ir tik tais, jeigu darysi, nueisi į pliusą. Ir klausimas, apie kokią liniją kalbate, tai mes tiesiog kalbam apie veiklą iš namų, būtent apie FM World kompaniją, kuri yra produktų apie 2000, tai tikrai kiekvienas randa savo artimą produktą, kuriuo nori dalintis, kuriuo nori, tarkim, prekiauti ir taip užsidirbti. Tai šitą verslą yra daug saugiau, man atrodo, daryti, nors daugelis žmonių galvo, oje, kurt verslą, taigi čia, kažkoks kosmosas, bet kai yra viskas už tave padaryta ir tau tik tai reikia naudotis sukurtų produktų ir naudotis sukurtą sistemą ir dar už tai gauti papildomą motivaciją, tai, manau, verta Derosa, taip, gali parašyti man asmeniškai ir pakalbėsim, žinoma, kad gali. Tai manau vienareikšmiškai, kad net aš žinau daug žmonių, kurie iš tradicinio verslo, pamatę, kaip ten viskas vyksta ir patyrė savo kailių, labai dažnai pereina į tinklinės rinkodaros verslą ir pamato, kad čia yra visai kitokios galimybės, negu jie leido savo pagalvoti. Nes ką aš rekomenduočiau, tai kiekvienam žmogui iškart neatmesti šitos galimybės, taip kaip aš seniau dariau. Taip kaip aš seniau galvau, kad čia yra nesąmonė ir kad čia yra, bet aš net nesigilinau į tai, nes aš iškart pasakiau, čia yra nesąmonė. Ir daugelis žmonių pasako nesąmonė, prieš tai net neleidė savo įsigilinti. O jeigu tu leisi savo įsigilinti, pagalvoti, pasitarti su žmogum, išklausyti jo istorijos, išklausyti galimybės, gal tau toks ateis cinkelis į galvą, kad visai čia gal aš irgi galiu pabandyti, nes pabandymas tau nieko nekainuos, tik tavo laiką, o tą laiką, kaip aš sakau, nepažiūrėk kažkokio serialo, skirk veiklai ir jau suprasi, kad ši veikla tau ar ne tau. Bet kol nepabandysi, tai tikrai nežinosi. Taip, Indrė, ir kaip tik savaitgalį buvo mokymai ir viena lyderė kaip tik pasako, kaip jinai iš savo verslo tradicinio atėjo į šitą veiklą, nes jinai pamatė, sekė vieną merginą, kur jinai dalinosi ir suprato, kad čia yra daug daugiau vertės, daugiau laisvės negu pas ją, kad ten susirasti tiekėjus, ten vėl ieškoti visko ir net uždirbdavo daug mažiau negu kurią stebėjo mergina, kurie pasiekė tai. Ir suprato, kad jinai uždarė tą veiklą ir jinai atėjo į jos komandą ir dabar štai jau jinai ant scenos, nes jinai turi ką papasakoti, turi ką pasidalinti, tai labai buvo smagu matyti. Ir dauguma mes sakome ne, nes mes kažko naujo bijome išbandyti, nes gal kažkokios patirtis, kažkokie atsiliepimai, įsitikinimai klaidingi mus stabdo. Tačiau jeigu jūs išbandytumėte, skirtumėt metus, 2 metus ir pastebėtumėte, kad aš čia kaifuoju, aš jau kiek uždirbau. Ir taip, yra žmonių, kurie labai tingi kažką daryti. Jiems labai paranku grįžti iš darbo, įsijungia televizorių, vyrams alaus bokalas ar skarbonkė, dažnai būna moteris, kad irgi atsidaro lučio, ne, kažkoks filmas, kokios žinios. Ir viskas. Bet jeigu mes norime kažką keisti, norim dar būti tarp kitų žmonių, mes duokime šansą tai veiklai. Ir negalvokim, kad čia sektos, negalvokime, kad čia aferos, viskas yra legalu. Ir labai smagu matyti, kad tie, kurie buvo didžiausi skeptikai, dabar daugiausiai uždirba, lipa ant scenos ir pasako savo istorijas. Tad jeigu tu klausai mūsų, neprisijungęs ir pajauti, kad nori išbandyti, tad pasek Indrę, pasek mane, parašyk ir mes su tavim pasidalinsime tai, ką mes žinome ir ką galime padėti eiti šioje veikloje, šiuo keliu. Mes duodam ranką, tiesiog imk mūsų ranką ir keliaujam link to geresnio rytojaus, bet pasiruošk dirbti, stipriai dirbti, mokytis, kad turėtų rezultatus.
Būtent be noro ir be darimo, tai tikrai rezultatai neteis, pasakau 100%, vienus registravus, pinigai į sąstatą nepradės keliauti. Ir pritariu Živilei, kiek aš žinau iš patirties, irgi patys didžiausi skeptikai dabar uždirba daugiausia. Tad jeigu tu esi vienas iš jų ir esi skeptiškas prieš šitą veiklą, tai irgi drąsiai gali parašyti, galim tiesiog padiskutuoti, kodėl tu skeptiškai tai žiūri, nes kažkada ir mes taip žiūrėjom ir pasidalinsim savo patirtimi. Taigi šiandien ačiū visiems labai, kad prisijungėt, kas širdelę siuntėt, kas labinotės, laukiam jūsų asmeninių žinučių, tiek man Indrei gali parašyti, tiek Živiliai ir mes pratęsim pokalbį jau asmeniškai. Tai iki. Iki kitos savaitės. Gero vakaro. Te.